Sveiki visi. Šiandien pasinerkime į karščiausias kriptovaliutų naujienas, nes vyksta tikrai įdomus dalykai, taigi pradėkime. JAV prezidentas Donaldas Trumpas neseniai paskelbė apie vadinamąjį JAV kriptovaliutų strateginį rezervą. Tikrai taip, Amerika planuoja kaupti kriptovaliutas kaip strateginį turtą. Mes girdėjome jau kurį laiką apie tokią galimybę, bet visi kalbėjo apie Bitcoino rezervą. O Trumpas Bitcoino maksimalistų nuostabai numetė tikrą bombą ant jų galvų. Ir štai kokios monetos įtrauktos į šį sąrašą. Bitcoinas, Ethereum, XRP, Solana ir Cardano. Šis pareiškimas paskelbtas kovo 2 dieną ir jis iškart sudrebino rinką. Kai Trumpas paskelbė šią žinią, visa rinka pašėlo. Per kelias valandas XRP šoktelėjo beveik iki $3. Solana pakilo apie 30% iki $180, o Cardano kaina šovė virš $1. Bitcoin ir Ethereum taip pat augo, bet akivaizdu, kad šį kartą altcoinai pavogė šou. Kodėl tai svarbu? Jei šios monetos taps oficialiai JAV rezervo dalimi, jų paklausa gali smarkiai išaugti. XRP, Solana ir ADA nėra tik spekuliaciniai žaislai. XRP, pavyzdžiui, turi realią paskirtį tarptautiniams mokėjimams. Solana išsiskiria greičiu ir DeFi potencialu, o Cardano orientuojasi į tvarumą ir mokslinį pagrindą. Jei JAV pradės kaupti šias monetas, jų kaina gali kilti ilgalaikėje perspektyvoje, nes jos taps teisėtų skaitmeniniu turtu ir sulauks didelio institucinio palaikymo. Bet ne visi šiuo Donaldo Trumpo pranešimu džiaugiasi. Bitcoino maksimalistai, tie, kurie tiki, kad tik Bitcoinas turėtų karaliauti, tiesiog siautėja X platformoje. Matau daug žinučių ir aukšto profilio vardai kalba garsiai. Hunteris Horsley, Bitwise vadovas, sako, įsivaizdavau, kad rezervas bus tik Bitcoinas. Tai logiškiausia. Brianas Armstrongas iš Coinbase pridūrė. Geriausia būtų tik Bitcoinas, paprastai ir aišku, kaip aukso įpėdinis. Jamesas Butterfieldas iš CoinShares stebisi. Kitos monetos skiriasi nuo Bitcoino, jos labiau kaip technologijų investicijos, o ne apsauga nuo fiat nuvertėjimo. Bei Tyleris Winklevosas iš Gemini dar griežtesnis. Nieko prieš XRP ar Solana bei ADA neturiu, bet tik Bitcoin tinka rezervui. O čia, kaip visada, Ripple vadovas Brett Garlinghouse bando visus nuraminti ir sako, kripto klesti per įvairovę, o ne vieno karaliaus diktatūrą. Kaip matom, ši kova darosi vis karštesnė. Amerikoje taip pat keičiasi ir reguliavimo aplinka. Pastaruoju metu JAV SEC, vertybinių popierių ir biržų komisija, atsitraukė iš savo agresyvios pozicijos prieš kripto rinką. Jie nutraukė bylas prieš Coinbase, Robinhood, Gemini, Kraken, Binance byla pristabdyta. SEC netgi sumažino savo kripto vykdymo padalinį ir pareiškė, kad meme-coinai, tokie kaip Dogecoin, yra panašus į kolekcinės monetas ir nėra vertybiniai popieriai. Dabar sklando gandai, kad ir Ripple byla prieš SEC, kuri jau tęsiasi daugelį metų, taip pat gali baigtis netrukus, nes visos kitos kripto bylos buvo nutrauktos, kurias iškėlė Gary Gensler. Taigi atrodo, kad ateina aiškesnės taisyklės ir ramesni laikai. Po šių pozityvių naujienų atrodo keista, bet rinka krenta, o priežastis yra Trumpo paskelbti tarifai. 20% Kinijai ir po 25% Meksikai ir Kanadai. Dabar Kinija, Kanada ir Meksika planuoja atsaką, o rinkos į tai reaguoja. Nasdaq smuko 4%, Bitcoin nusileido žemiau 83 000, taip pat altcoinai raudonuoja. Bet yra šviesos tunelio gale. JAV iždo sekretorius Scottas Bessentas patvirtino, kad administracija siekia mažinti palūkanų normas, o DXY dolerio indeksas taip pat krenta. Tai reiškia, kad likvidumas gali grįžti. Jei tai įvyks, kripto ir akcijos gali atsigauti. Čia mes pažiūrėkime video, kur
mums kaip tik ir paaiškina, kodėl kartais kainos krenta, kai atrodo, kad turėtų kilti, kaip ir šiuo atveju kriptorinkoje. The other little dirty secret, if you wanted to accumulate a large position of something, what would you do? Would you talk highly about it? Hell to the no. No. And look, I was there. I mean, I was there inside a number of firms. Soros used to do this all the time. I mean, I wasn't at Soros, but I had money with Soros. I had money with Scott Besson. I had money with Julian. I had money with all these guys. And I saw, my favorite story is Julian wanted to go super long copper. And Dwight Anderson had done the research. He was the commodities guy. And he comes in with this big thing. He's like, hey, Julian, I think we should buy copper. It's going to go up a lot. He's like, okay, great. Go short 50 million copper. And I want you to tell every reporter that we hate copper. I want you to tell Morgan Stanley that we hate copper. It's like, no, I like it. He says, no, you're not. I want to buy a lot of it. And I want the price to go down. So I will argue that you got two things going on. One, you got this natural arbitrage that's going on between people who are long the ETF, the financialized version of Bitcoin, and short the future. And that caps the price movement. Second thing that's going on is I do believe, and I don't know if it's Buffett, I don't think it's Buffett, but somebody has changed their mind. In my opinion, somebody, and whether that's nation states or whether that's other billionaires, somebody has changed their mind and they want to accumulate. And they don't want to accumulate at high prices, they want to accumulate at low prices. So what do? You unleash the bots on all the leveraged speculators. Pabaigai kelios greitos naujienos. Binance Europoje pašalins 9 stablecoinus, skaitant ir USDT, dėl MiCA taisyklių. Ir kalbant apie USDT, Tether paskyrė naują finansų direktorių Simoną McWilliams ir žada pilną auditą, kurio visi reikalauja jau daugelį metų. Gal pagaliau jie tai padarys. Dar viena žinia, apie kurią mes jau kalbėjom anksčiau, kad IMF reikalauja El Salvadoro stabdyti valstybinius bitkoino pirkimus, nes tai buvo paskolos sąlygos. Bet prezidentas Nayib Bukele atsakė, kad jis ir toliau ketina tai daryti, nepaisant IMF reikalavimų. Beje, ar girdėjote apie Michael Saylor, jo paskutiniai 13 bitkoino pirkimo per MicroStrategy dabar patiria $1,95 milijardus nuostolį, o Baltieji rūmai rengia pirmąjį kripto viršūnių susitikimą, kurį ves Davidas Saksas, o JAV komercijos sekretorius Howard Lutnick sako, kad būtent per šį susitikimą bus paskelbtas strateginis bitkoino rezervas. Tokios naujienos tikrai išgelbėtų Michael Saylor iš bėdos. Taip pat Howard Lutnick sako, kad kitos monetos bus vertinamos, bet skirtingai. Taigi, kaip matome, daug įvykių kripto rinkoje, bet šiandien viskas. Ačiū, kad žiūrėjote. Nepamirškite prenumeruoti kanalą, spauskite nykštį, dalinkitės video su draugais ir iki kito karto.